Per antrąjį pasaulinį karą šimtai tūkstančių lietuvių buvo priversti bėgti iš tėvynės ir pradėti naują gyvenimą svetur. Negalėdami palaikyti ryšių su giminėmis, artimaisiais draugais, tautiečiai bijojo prarasti savo kultūrinį paveldą – lietuvių kalbą, muziką, šokius, papročius. Būtent todėl kūrėsi lietuviškos šeimos, buvo steigiamos lituanistinės mokyklos, kuriamos lietuviškos parapijos, organizuojamos šokių, teatro ir chorų grupės. Svetur įsikūrę lietuviai ypač brangino lietuviškas dainas bei tautinius šokius. Čikagos lietuvių bendruomenės suorganizuota pirmoji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė vyko prieš daugiau kaip 50 metų, 1957-aisiais. Tąkart tarptautiniame amfiteatre vykusiame įspūdingame renginyje dalyvavo šokėjai iš 18 Amerikos valstijų ir Kanados. Tais pačiais metais buvo įsteigtas Lietuvių tautinių šokių institutas, kuris nuo 1957 kartu su Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados lietuvių bendruomenėmis kas 4 metus organizuoja Lietuvių tautinių šokių šventes, į kurias koncertuoti atvyksta lietuvių kolektyvai iš įvairių pasaulio kraštų. Aš pradėjau šokti turbūt nuo 3 metukų, kai šeštadieninėje mokykloje Los Angeles. Žinai, buvo skaitymo pamokos, rašymo pamokos, bet taip pat buvo šokių ir dainavimo. Ir tai ten mes visi su draugais ir pradėjom šokti. Tada užaugdami natūraliai toj Los Angeles bendruomeniai pradėjom šokti jaunimo ansamblyje Spindulys. Ir taip ir prasidėjo mūsų ta visa šokių kelionė. Ir kai atvykau į Bostoną prieš 12 metų studijuoti universitete, prisijungiau prie ten vietinės Bostono lietuvių tautinių šokių sambūrio grupės. Ir taip atsitiko, kad teko man ir perimti tos grupės vadovavimą maždaug prieš 12 metų. Tai taip, ilgą laiką šokau, tada perėjau į mokymą ir dabar šokti mažiau laiko lieka, bet karts nuo karto, jei šokėjo trūksta vienoje repeticijoje, tai aišku reikia pašokti. Šokiai taip vienijo, nes kartos po karto reiškia gali atitolinti, bet šokiai sujungia visus. Ir ypač jaunimui, mano visi vaikai yra šokiai ir šoks šį savaitgalį, yra bendravimas, yra vienas būdas bendrauti. Išeivijos lietuvių gyvenimas supasi aplink lietuviškos mokyklos, vasaros stovyklos ir šokių šventės, ir dainų šventės. Ir reiškia, tie dabar daug kas čia suvažiavę ir vėl greit viens kitą pasimatys vasaros stovyklose. Tai reiškia, yra toks tęstinumas, yra toks vasaros mūsų, sakykime, jaunimo kelionė. Tautiniai šokiai ir ypač šokių šventės yra tikrai nuostabus ir skirtingas dalykas. Ir jaučiu, kad mūsų šokių šventės yra ypatingai reikšmingos, todėl kad prie jų gali prisidėti ir žmogus, kur jaučiasi, kad yra lietuvis, gal jo net proseneliai atkeliavo į Ameriką, gal jis nekalba lietuviškai, bet į šokį gali prisijungti. Štai mes turim įvairių renginių ir dainų švenčių, dainuoti daug sunkiau, jeigu lietuviškai nemokė, o aš turiu net savo mokamoje grupėje 3, 4, 5 šokėjai, kur lietuviškai visiškai nekalba. Išmoka vieną kitą šokių terminą per repeticijas, bet lietuviškai patys nekalba, bet vis tiek save laiko ir jaučiasi lietuviais. Ir tai šokis duoda reikšmingą ir gilų būdą, kaip vis tiek išlaikyti ir prisijungti prie kultūros, net jeigu gyvenimo sąlygos yra tokios, kad, žinai, kalba gal nei tėveliai nemokėjo iš tikrųjų. Tai, manau, tikrai šokis yra tuo tikrai ypatingas ir nuostabus. 15-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė jau Liepos 3 dieną vyks Baltimorėje, mieste, kuriame sukaupta ilga Amerikos lietuvių istorija. Mūsų bendravimas su miesto atstovais prasidėjo prieš 3 metus. Įdomus faktas, jie mums paaiškino, jūs esat, kaip čia yra toks išreiškimas lietuvių anglų kalboje, a big fish in a small pond. Tai reiškia, didžiulis žuvis, mažas ežerukas. Tai reiškia, jie mums padėjo platinti ir paskelbti apie šokį šventę. Tai reiškia, su spauda. Mums padėjo tarpininkams su viešbučiais ir su arena ir taip toliau. Tai reiškia, palengvino, jie turi tos kontaktus, tai mums nereikėjo vienams eiti į tą viešbutį. Ir tikslas buvo, kad visi kartu jaučiamės šią šventę, šį savaitgalį yra toks, mano įsitikinimas yra toks išeivijos lietuvių šeimos suvažiavimas.
nepelno siekiančios organizacijos, lietuviškos išeivijos organizacijos, kur labai stipriai remia šokių šventės ir kitus renginiuose Amerikoje. Ypač Lietuvių fondas, Plėtros fondas Clevelande, Kazicko fondas. Ir reiškia, jie nuolat mus parema. Jie žino tos šventės tikslą ir reiškia, jie nori kartu dalintis. Kas yra ypač įdomu šiais metais, per šią šventę sulaukėm paramos iš Laidos korporacija. Laidos korporacija yra JAV kompanija, ta kompanija yra dirbus Lietuvoje, bet jie, kai mes priėjom prie jų, reiškia, jie ir remia tokius tarptautinius reiškia, parengimus. Ir jie patys ir dirba Lietuvoje. Tai čia yra vienas pavyzdys. Iš viso rėmėjai yra didelis dalis paramos šios šventės. Tas labai svarbu. Mes stengiamės, kad ta šventė dalyviams šokėjams būtų prieinama. Nes visi, niekas, net mokytojai, niekam nėra mokama. Čia visi savanoriai. Aš tikrai raginčiau, kad visi nusipirktų bilietą ir į koncertą ateitų, nes tikrai mes stengiamės kažką padaryti tikrai įdomaus, tikrai nematyta tokį kaip spektaklį, kad čia bus pasaka pasakojama, bus tikrai įdomių šokių rinkinys ir matytų ir nematytų ir net specialiai šventei sukurtų. Tai tikrai bus tokia programa, kurią mes tikrai, manom, gali pasidžiaugti tiek lietuviais, tiek amerikietis, tiek šokių žinovas, tiek kas kur tik domisi pažiūrėti, kas čia yra, kas šita šventė yra, kurią čia reklamuoja visi. Tai tikrai manom, kad mes sukursim kažką tikrai ypatingo ir kad dar turbūt iki šiol nematyto.